Visų pirma, tai ne inksto akmenys, o inksto akmenligė. Tai yra medžiagų apykaitos sutrikimas, kada šiukšlės iš organizmo šalinasi per inkstus kietą formą. Dažniausia priežastis tai yra netaisyklinga mityba ir per mažas skysčių kiekis išgertas per parą. Todėl per parą žmogus turi išgerti minimum 1,5 litro papildomai skysčių. Pagrindinė priežastis be abejo yra skausmas. Tai yra sunkus, nepakeliamas skausmas, kuris nepriklauso nuo jūsų kūno padėties, jūs galite sukinėtis, raitytis, vartytis. Jis yra aštrus ir pastoviai stiprėjantis. Dar vienas simptomas gali būti kraujas šlapime. Šiuolaikinė technologija, kuri jau žinoma keliasdešimt metų ir naudojama visam pasaulyje, tai yra ekstrakorporinė inkstų litotripsija. Tai yra inkstų skaldymas nekontaktiniu būdu. Inksto akmenligė, norėčiau pabrėžti, yra, prabangos liga. Karo, bado, maro metais jos nebūna. Akmenys inkstuose auga, kai šlapumas yra rūgštus. Todėl reiktų vengti tokio maisto, kuris sukelia šlapimo rūgštėjimą. Iki 50% visų akmenų 2 metų bėgyje atauga. Todėl būtina ir profilaktinė diagnostika. Smulkų akmenį galima išvaryti, galima išplauti, yra specialios vaistažolių arbatos, yra specialūs mineraliniai vandenys. Labai gerai būtų, kad tas mineralinis vanduo turėtų mineralų, kurie šarmina šlapimą. Šlapimo natūralus pH, tai yra rūgštingumas, šarmingumas, turėtų būti nuo 6 iki 6,4. Tokiam šlapime akmenys neauga, jie tirpsta. Tokių mineralinių vandenų pasaulyje nėra gausu. Mūsų lietuvėlėje rastas mineralinis vanduo, jis vadinasi vaiva. Jis gaunamas iš 440 metrų gylio gręžinio. Yra natūralus, negazuotas ir būtent šarminantis. Tai yra sukelia cheminius procesus šlapime, kurie šarmina šlapimą ir neleidžia sukibti kietom mineralų dalelėm į vieną didelį akmenį. Tai yra profilaktinė priemonė, apsauganti jūs, padedanti apsisaugoti nuo inksto akmenligės.